dabar laukiame į Bristolį reiso, o rytoj iš Bristolio kylam į Sal salą. Tenai mūsų laukia 6 dienų vienas iš pasaulio kaitingo čempionato etapų. Darysim tiesioginę transliaciją tiesiai iš Atlanto vandenyno pakrantės. Tai dabar jau praėjom saugumo patikrą, prisidavėm bagažą, turime 6 dvik lagaminus, visi po 30 kg ir kaip visada dar truputį galėtume ir daugiau pasiimti įrangos, tiesiog dėl logistinių iššūkių negalime sau to leisti, todėl teko mažų niuansiukų truputį ir atsisakyti. Tai yra iš tikrųjų didelis projektas ir pasižiūrėsim, kaip seksis. Tai pirma stotelė Bristolis, o su nakvynė, o rytoj jau į šilmą. Vienom prognozėm plus 21, kitom prognozėm plus 28. Bet kadangi varžybos čempionatas vyksta tik tada, kai pučia vėjas, tai planuojamas vėjo greitis apie 30 metrų per sekundę. Tai visai komandai sakiau, kad ta prasme neišmetam lietuviškų striukių ir gali būti, kad teks su jom gelbėtis ant tokio vėjo, nepaisant to, kad atrodo ir šilta. Čionai Povilas, dronistas, Giedrius, operatorius, plus darys mūsų kelionės video, to pačiu Linas irgi dirbs. Vienas iš operatorių. Eugis Pliaže miegos. Pliaže miegos, taip ir supratom, Rasa mūsų backupas supportas, jeigu reikėtų kažkokių rankų nunešti, pakeisti akumuliatorius ar kažką. Tai va, tai 6 žmonių komanda į Cape Verde. Tai vakar beje buvau į Hanų Pro pas Ilija linkėjimai. Žodžiu, kadangi važiavau pasiimti štatyvų čia specifinį ėmėm karboną dėl skrydžių, žodžiu, tai pademonstravo tokį fainą dalyką, vrapus, sakė, kinošnikai labai stipriai naudoja. Ta prasme, tiesiog tu, ką nori, tą tenai susilankstai. Ypač tinkamas dalykas, kai mėgsta kas nors, pavyzdžiui, elementariai paima fotiką, kur nors padeda, tai tu tiesiog gali užmesti ir, jeigu ką, tai jau jisai yra kažkiek tai apsaugotas. Jo, 4 kampai. Bet kur klijuoji? Taip, bet kur klijuoji, bet kur susiklijuoja. Tai kaip pavyzdys, tai va, toksai va, sakau, naudok vieną, pabandysim, didesnio neturėjo. Didesnio neturėjo. Kaina virš apie 2,8, gal plus PVM-as kažkas tokio. Jeigu kam įdomu, tai va, Hanų Pro pas Ilija yra tokių reikalų. O aš tai padą dabar, va, tiesiog elementariai kažkaip susigalvoju, aš dariau. Užsakinėjom viešbutį Bristolyje, atskrydom, buvo įdomių pasiūlymų nakvoti oro uoste. Kaip sako, gal pas kažką yra neišsipildžiusių svajonių, negali nuteisti. Tai pasiryžimas, kaip sakant, karinis, daryti viską, ką reikia, irgi nėra blogai, bet imam viešbutį miesto centre su pusryčiais, 3 prezidentiniai numeriai. Žodžiu, išlaidaujam.
Labas rytas, kolega. Jau pavalgė? Sveikas. Su Valentinu jos dviesi. Jau gerai pailsėjo? Jaunieji Valentinai. Labas rytas. Kaip mėgoja? Puikiai. Prezidentiniai numeriai, kaip ir minėjau vakar. Nu tai jo. Kaip pats? Normaliai irgi. Jo, tai viskas, jo, einam ieškoti Uberio, kadangi čionai nulinės ar taršos zona, ar nesuprasi, bet čionai neprivažiuoja automobiliai, tai turime išeiti į kur nors, kur galėtume parodyti Uberiui, kur mes norim, kad mus pasimtų. Tai du variantai, arba į tą pusę, arba į tą pusę. Dar 7-8 valandų skrydį ir tada tikimės geriausio, kad gausim pakankamai kokybišką viešbutį ir sąlygas, nes sala, į kurią mes varom, yra Sal sala, taip ir verčia Druskos sala į lietuvių kalbą, tai jinai yra pati 30-11 km ir praktiškai ten su variantais ne kažką. Tai kadangi ten yra vystomas turizmas, aš bent jau asmeniškai tikiuosi, kad ir tas turizmas nėra pigus turizmas, tai tikiuosi, kad viešbučio lygis bus normalus ir mes galėsim, kaip pasakyti, turėti kokybišką poilsį ir maistą. Tai šito labiausiai tikiuosi, o dabar į oro uostą. Dabar mes privalome padaryti taip, kad registruotam bagaže nebeliktų visiškai akumuliatorių ir elektronikos, kuri turi akumuliatorius, kadangi mes jos buvom iš karto susidėlioję tvarkingai į vieną lagaminą. Tai ir Lietuvoje beje informacija svarbi, kad Kauno oro uoste leido skraidinti registruotam bagaže akumuliatorius. Taip, jie neturi viršyti pagal tą 99 Wh, bet vienam registruotam bagaže nedaugiau 10 vienetų, skaitant ir įrenginius su akumuliatoriais, ta prasme. Tai jeigu turite 8 akumuliatorius, vieną notebooką, tai skaitos jau kaip 9 renginiai. Čionai mes jau nebesiruošiam prašyti UK-te aiškintis tų taisyklių. Mes nusprendėm susidėti į kabinos cabin bagus visus akumuliatorius. Todėl mes dabar rūbus iš cabin bagų, asmeninius daiktus perdedam į lagaminus, kad jie važiuotų registruotam, o akumuliatoriai jau važiuotų kabinoje. Tai dėja kelia labai daug nepatogumų būtent tokie nevienodi reikalavimai, sakykime, oro uostų ir skirtingas interpretavimas taisyklių. Dabar pas mus yra 8 valandos vakaro.
Lietuvoje bus plus 3 valandos, tai jau 11 pas jūs. Esame viešbutyje, laukiam, kol mus įčekinins, nusileidom Kape Verde atsakingai, laiku. Laukia autobusas, kuris užtikrino transferį iki šito viešbučio, tai dabar laukiam. Ties šituo šį video ir užbaigsime, o rytoj nauja diena ir startuosim su naujais kadrais. Iki.